Taip, tai ačiū ir nuo manęs, kad susirinkot per tokį kamščių metą. Tai aš esu Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro doktorantė Laura Stukonytė ir čia papasakosiu šiek tiek apie tai, apie ką yra mano doktorantūros tyrimai ir ką pavyko įdomaus pamatyti per, sakykime, slaptą ruonių stebėjimo kamerą. Bet visų pirma, noriu išsklaidyti šiokį tokį nesklandumą su vizualų renginio. Tai man užkliuvo šiek tiek renginio vizualas, kadangi jame ne ruonis iš tiesų pavaizduotas, o jūrų liūtas. Tai čia toks yra labai, labai dažna tokia miskoncepcija šiek tiek ir dar su kolegė neseniai kalbėjom, kad labai nervina, kai pasakai kažkam, kad čia turiu ruonius ar panašiai ir žmogus pakomentuoja kažką kaip tipo arf, arf. Iš tiesų, ruoniai to nedaro ir čia yra jūrų liūto elgsena. Tai vat jūrų liūtas atrodo taip, na jie irgi yra skirtingų rūšių tie jūrų liūtai, bet tikriausiai daugumai asocijuojasi su ruoniais, nes gal labiau pažįstama iš jūrų muziejaus, nežinau, ten būna jūrų liūtų pasirodymai, tai gal kažkaip žmonėm tas labiau pažįstama, bet jūrų liūtai Baltijos jūroje negyvena, o pilkieji ruoniai gyvena, tai dėl to norėtųsi, kad žmonės daugiau žinotų apie tuos ruonius, kurie gyvena pas mus. Tai vat ruoniai, nežinau, ar matosi skirtumas, ar pastebit kažką tokio, kas ryškiai, taip, šitaip pelekai yra pas jūrų liūtus, tai tie pelekai yra lankstus ir jie gali jais judėti, tai reiškia, jie gali net lipti per visokias olas ir panašiai ir sukinėti savo pelekus ir taip pat jie turi tokią labiau jogišką pozą, išrietę savo stuburą šitaip, tai ruoniai to nelabai gali padaryti. Ruoniai labiau būna visada tokie na, tiesesnės pozos ir jų pelekai yra gerokai trumpesni, jais negali judėti, tai ruoniai juda iš esmės pasikliaudami savo raumenim, tiesiog ir šokinėdami ant pilvo, o ne judindami savo pelekus. Dar daug kas kažkodėl labai maišo su jūrų vepliais, nežinau kodėl, bet man atrodo visai toks ryškus skirtumas, kad jūrų vepliai turi didelės iltis. Tai čia toks nežinomo autoriaus iliustracija tokia, kuri, man atrodo, labai gerai susumuoja, kaip atskirti jūrų liūtą nuo ruonio. Tai taip pat, ko nepaminėjau, kad ruoniai turi ausų landos tokias skylutes tiesiog, jos praktiškai nesimato, o jūrų liūtuose jos turi tokias kaip ataugėlės šiek tiek, tai kažkokios tokios kaip minimalios ausytės matosi. Na ir ta poza, kaip minėjau, ir garsai. Tai jokio arf garso ruonis nedaro. Jie labiau tiesiog urzgia ar, nu jo, iš esmės toks labiau šnipštimo, urzgimo garsas. Tai kalbant konkrečiai apie pilkąjį ruonį, įdėjau iliustraciją tiesiog, kad matytųsi skirtumai tarp patelių ir patinų. Visų pirma, pilkasis ruonis yra didžiausia ruonių rūšis Baltijos jūroje ir patinai yra didesni už pateles, gali siekti 150 kg svorį, patelės šiek tiek mažesnės, jų kailis yra šviesesnis, turi tokias aiškias dėmes, o patinų kailis paprastai tamsus, jų kaklas turi tokias raukšles, na ir tiesiog pamačius paprastai kažkaip natūraliai būna aišku, kur yra patinas, o kur patelė. Na ir jaunikliai gimsta baltų kailiuku apie 15 maždaug kilogramų svorio. Paplitę šie ruoniai yra iš esmės
skirtingose šiaurinio Atlanto dalyse ir Baltijos jūros populiacija šiaip yra laikoma tokia kaip atskira populiacija, ji skiriasi daugybę aspektų nuo tos likusios Šiaurės Atlanto populiacijos. Ir apie šitą populiaciją iš tiesų yra labai nedaug kas žinoma, nes daugiausiai tyrimų yra atlikta aplink Britų salyną, taip pat Kanadoje, na, o apie šios mūsų ruonius žinoma ganėtinai nedaug. Kodėl svarbu apskritai apie šios ruonius kalbėti, nes jeigu pažiūrėtume į IUCN vertinimą, tai nėra kažkokia nykstanti rūšis ar panašiai, jai sekasi visai neblogai, tačiau taip nebuvo visada. Ir antroje 20-ojo amžiaus pusėje buvo labai ryškus pilkųjų ruonių populiacijos nuosmukis, būtent Baltijos jūroje, nes ankstyvajame 20-ame amžiuje populiacijos dydis buvo maždaug 90 000 individų, o tada maždaug 70-aisiais jau buvo telikę tik tai maždaug 3 000. Kodėl? Tai iš esmės dėl labai intensyvios medžioklės, kadangi ruoniai buvo laikomi tokiais kaip kenkėjais ir daug šalių aplink Baltijos jūrą tiesiog labai skatino jų medžioklę. Taip pat prisidėjo ir tarša įvairiais organochloridais, kurie paveikia reprodukcinę sistemą, atsiranda augliai įvairūs ir panašiai. Tačiau nuo 80-ų metų prasidėjo atsigavimas ruonių, kuomet mokslininkai įspėjo valstybės, kad ruonių liko labai nedaug ir kad medžioklė turėtų būti sustabdyta, bent jau tokia intensyvi medžioklė. Ir šiuo metu turime apie 55 000 pilkųjų ruonių Baltijos jūroje ir ta populiacija toliau auga. Bet populiacijos augimo greitis lėtėja. Tai jeigu iš pradžių ji atsistatinėjo taip sparčiai, dabar matomas ryškus sulėtėjimas ir ne visai aišku, kodėl taip vyksta. Tai šiaip svarbu yra tą populiaciją ruonių stebėti dėl to, kad jie yra aukščiausio lygmens plėšrūnai Baltijos jūroje. Tai reiškia, kad juose kaupiasi daugiausiai įvairių teršalų. Jie taip pat parodo, kaip sekasi žuvų ištekliams, kadangi jie mitybos grandinės viršuje yra. Tai jie tokie yra kaip mūsų jūros bendros būklės indikatoriai. Na ir savo tyrimais aš fokusuojuosi būtent į veisimosi sezoną, kas yra, žinoma, vienas svarbiausių gyvūnams gyvenimo etapų, kuomet tas populiacijos augimas gali ir vykti. Tai visų pirma, situacija su Baltijos jūra yra įdomi tuo, kad originaliai laikoma, kad šie ruoniai Baltijos jūroje veisiasi ant jūrinio ledo. Tai atrodo visai logiška, jaunikliai tokie balti, tai jie gerai ant to ledo užsimaskuoja ir šiaip ant ledo besivystančių ruonių ir kitose rūšise jaunikliai būna balti, bet niekam nepaslaptis, kad to jūrinio ledo Baltijos jūroje mažėja. Ir būna tikrai tokių žiemų dabar jau daug, kuomet aplink veisimosi vietas apskritai ledo nebūna. Pavyzdžiui, pernai mes jokio ledo aplink tas veisimosi vietas, kurias tyriam, neturėjom. Tai kas tada vyksta, kad patelės yra priverstos vesti jauniklius sausumoje. Tai sausumoje, aišku, irgi ne kiekviena teritorija tam tinkama. Pavyzdžiui, Lietuvoje žinom, kad nesiveisia ruoniai, nes paprasčiausiai turbūt dėl to, kad nėra tam tinkamų vietų, pas mus visi yra tiesiog smėlio pliažai ilgi, naudojami žmonių, o ruoniams reikia atokių netrikdomų vietų. Ir tokių vietų, pavyzdžiui, yra Estijoje. Tai papasakosiu šiek tiek daugiau apie tai. Bet ką aš noriu savo tyrimais išsiaiškinti, ar bent jau priartėti prie kažkokio geresnio supratimo, tai kokį
poveikį šitas pokytis turi tai visai ruonių reprodukciniai sėkmei. Tai va šitas pokytis nuo veisimosi ant ledo prie veisimosi sausumoje. Ir ankstesni tyrimai, kur iš esmės tik tai vienas yra toks publikuotas tyrimas apie šitą ruonių veisimosi sėkmę Baltijos jūroje, kur buvo lyginami įvairūs faktoriai susijęs su jaunikliais gimusiais ant ledo ir sausumoje. Tai tas tyrimas parodė, kad jaunikliai, kurie gimė sausumoje, jiems buvo būdingas aukštesnis mirtingumas ir mažesnė kūno masė atjunkimo metu. O kūno masė ruoniams yra labai svarbus dalykas. Kūno masė atjunkimo metu yra susijusi su tikimybė to jauniklio išgyventi pirmus gyvenimo metus. Tai kuo didesnė kūno masė, tuo didesnė tikimybė, kad jauniklis sėkmingai išgyvens. Tai yra šiokie tokie duomenys, kurie rodo, kad skirtumas bent jau jaunikliams tikrai kažkoks yra. Tai kaip minėjau, Estijoje yra tokių vietų, kurios yra tinkamos ruoniams veistis sausumoje. Tokių yra ir Švedijoje taip pat, tai nėra vien tik Estijos reikalas, bet aplink Estiją taip pat yra nemažai negyvenamų salelių, kurios yra tinkamos ir tai yra vienas iš svarbiausių pilkųjų ruonių veisimosi vietų Baltijos jūroje. Tai kaip vyksta pats duomenų rinkimas, tai didelė dalis darbo vyksta su dronais ir šiek tiek tuoj papasakosiu apie tai, bet taip pat yra kita duomenų dalis, kuri renkama nuotoliu valdoma kamera, apie kurią irgi šiek tiek detaliau papasakosiu. Tai pradedant nuo dronų, pasisekė tuo, kad dalis šitų salelių, kurios yra tinkamos veistis ruoniams, yra ganėtinai netoli nuo Saremos salos Estijoje, nuo pačios Saremos salos Estijoje, tad galima tiesiog skraidinti droną iš tos jau žmonių gyvenamos Saremos iki poros ruonių veisimosi vietų. Tai aš tiesiog būdama ant kranto skraidinu droną virš, čia viena iš veisimosi vietų, kuri mums visiems labai patinka, nes ji tokia maža, apvali ir tokia labai viskas aišku apie ją. Tai toks gera tokia modelinė vieta, kur ruoniai tikrai veisiasi kiekvienais metais jau daug metų, nes yra ir tokių vietų, kur kartais jų būna, kartais ne. Pavyzdžiui, pernai buvo ruonių, šiemet jau nebuvo, tai šita salelė yra tokia patikima. Ir tuomet sudaromos tokios kaip transektos automatinės, pagal kurias skrenda dronas ir fiksuoja daugybę nuotraukų, tai padaro šimtus aukštos raiškos nuotraukų, kurias po to sukomponuoju naudodama specialią programą į tokią labai aukštos raiškos didelę nuotrauką, kur jau galima pritraukti viską ir žiūrėti, kas tenai matosi. Na ir tokie reguliarūs skrydžiai, jie gali padėti atsakyti į tokius klausimus, kaip visų pirma, koks yra gimstamumas kiekvienoje veisimosi vietoje, koks mirtingumas, ar kinta ruonių veisimosi laikas, tai yra kada prasideda sezonas, kada baigėsi, kaip pats ruonių pasiskirstimas toje vietoje kinta sezonui progresuojant. Tai yra, ar iš pradžių susirenka vienoje vietoje, ta kažkaip išplinta, ar panašiai. Ir tokius skrydžius darom iš esmės sezono metu, bent jau tose salelėse, kur iš sausumos pasiekiamos, tai kas porą dienų, tiesiog kad turėtų labai aukštos raiškos ir laiko prasme duomenis ir kad galėtume žiūrėti, kaip viskas kinta ir kaip tie jaunikliai auga, pavyzdžiui, nes iš drono nuotraukų galima ir jauniklių amžių nustatyti. Tai čia video, kaip po to vyksta taškelių dėliojimas, pritraukiant tą nuotrauką ir pažymint kiekvieną individą, tai ar tai yra suaugęs individas, ar vienos stadijos jauniklis, ar kitos stadijos jauniklis, ar negyvas jauniklis ir panašiai. Tai tiesiog
būna daug valandų tokio taškiukų dėliojimo ir zoominimo nuotraukų ir skaičiavimo, kiek ko kiekvienoje saloje yra. Na ir šita salelė, tai kaip sakiau, yra tokia tobula, apvali mažytė, bet yra ir tokių, kurios ten daug didesnės, visokių labai nepatogių formų, kur ir dronui reikia 6 baterijas pakeisti, kad suskraidytų ir viską sufotografuotų. Tai būna ganėtinai sudėtinga, dar aišku viskas nuo oro sąlygų priklauso, tai jeigu ten lietinga diena negali skraidinti drono, jeigu ten didelis vėjas, nu tada turi vertinti, ar rizikuoja ar ne ir panašiai. Dabar pereisiu prie labiau to, apie ką norėjau daugiausiai pakalbėti šitos paskaitos metu, tai tyrimų nuotolinę kamerą. Tai vienoje iš salų esame pastatę tokią kamerą, prie kurios galime bet kada prisijungti ir ją sukinėti 360 laipsnių, pritraukti ir panašiai. Ir realiai visą parą stebėti, kas vyksta toje mūsų mažytėje apvalioje tobuloje salelėje, iš kurios daugiausiai duomenų pavyksta surinkti. Ir šią kamerą tuomet galime naudoti reguliariam elgsenos stebėjimui, kas jau yra visai kitokio tipo duomenys negu tai, ką renkam dronu. Tai tokie elgsenos stebėjimai gali padėti atsakyti klausimus, kaip kiek laiko motina praleidžia su jaunikliu, ar tas laikas kažkaip kinta, ar iš pradžių daugiau, po to vėliau, ar sezono pradžioje patelės, tarkim, daugiau praleidžia laiko, o gal sezono pabaigoje jau vėliau ir panašiai. Tada kaip elgsena veikia grupės tankumas, tai ar tai, kad, pavyzdžiui, būna daugiau ruonių aplinkui, ar daro kažkokią įtaką, pavyzdžiui, mamos ir jauniklio ryšiui, ar sąveikos tarp individų apskritai kinta einant laikui, ten, tarkim, gal patinų agresija didėja sezono eigoje ar panašiai. Ir čia noriu paminėti, kad šiemet šį darbą padeda atlikti praktikantė Agata. Tai be jos iš tiesų nepavyktų surinkti tiek duomenų, nes tie elgsenos stebėjimai, viskas atrodo labai faina ir įdomu, ir yra labai faina ir įdomu, bet tai reiškia, kad tu turi kiekvieną dieną 3 valandas praleisti visiškai tiesiog žiūrėdamas į ekraną ir kas 3 minutes užfiksuodamas, ką veikia, kokie 10 ruonių, kuriuos gali matyti per kamerą. Nu, tai realiai, jeigu stebi 10 ruonių vienu metu, tai tu neturi jokios pertraukos tarp tų 3 minučių, tai tiesiog nuolat žiūri į kiekvieną ruonį, žymiesi, ką jis daro, kiek ruonių aplink jį, kokiu atstumu jauniklis yra ir panašiai. Tai po tų 3 valandų labai tiesiog išdega smegenis ir akis ir viskas. Tai esu labai dėkinga praktikantai, kad didelę dalį šitos naštos pasiėmė savo. Tai čia matėt toks visai mielas video mamos su jaunikliu. Na, bet kad galėtume stebėti ilgą laiką mamų ir jauniklių tą bendravimą ir kaip jis keičiasi ir panašiai, tai žinoma, reikia pirmiausiai gebėti atpažinti skirtingas pateles, kad kiekvieną dieną žinotume, kas yra kas. Tai iš tiesų tą galima padaryti iš akies visai gerai, kadangi patelės turi tokius aiškius visai raštus, nebent jeigu kailis būna labai sausas, tai gali nesimatyti, bet paprastai visai gerai matosi ir būna kokios nors įdomios dėmės, kurios gali sukelti kažkokias asociacijas, tada iš karto lengviau įsiminti, kas yra kas. Tai šitaip galima kurti tokį kaip individų katalogą. Ir šiuo metu tam pradedam naudoti ne tik tą kamerą užfiksuotas nuotraukas, bet ir tas pačias drono nuotraukas, kadangi darant šiek tiek žemesnius skrydžius arba su geresniu dronu, kuris gali pritraukti vaizdą, tai galime užfiksuoti ir tos pačius patelių raštus. Tai antroje nuotraukoje žemiau yra iš drono daryta nuotrauka. Tai tiesiog gali būti šiek tiek kitoks individo kampas to šono, bet
automatizuota programa, kurią dabar naudojam, kad padėtų mums išskirstyti tuos individus greičiau sugebėjo atpažinti, kad čia yra vienas ir tas pats individas. Ir iš tiesų labai džiugu, kad egzistuoja dabar jau tokios programos, kurios padeda ne visada teisingai, aišku, viską turi peržiūrėti, bet padeda vis tiek šiek tiek išskirstyti, kas galėtų būti kas ir panašiai. Nes, kai tu turi 20 ruonių, tai gerai, gali ir pats ten akim permesti ir peržiūrėti, bet kai vienoje saloje būna 200 patelių ir čia tik viena sala, norėtųsi gal ir kitose salose tą patį galėti daryti, tai tų nuotraukų pasidaro iš kiekvienos dienos, gali būti šimtai. Ir tiesiog neįmanoma akimi savo tiesiog šitiek laiko skirti, kad peržiūrinėti tas nuotraukas ir atpažinti, kas yra kas. Tai va čia dar porą pavyzdžių, kaip iš drono nuotraukas, netgi tokiu visai atrodo skirtingų kampų, pavyko su programa irgi atpažinti, kas yra kas, ir ta programa tiesiog užfiksuoja tam tikrus pasikartojimus ir pagal tai pasiūlo, kad čia galėtų būti būtent tas individas. Čia iš viso man toks ekstremalus variantas atrodo, kur net pati nebūčiau pagalvojus pažiūrėti, kad čia tas individas, bet programa sugebėjo atpažinti. Kartais būna tokių atvejų, kur atrodo iš akies jau žinau, kas yra kas ir labai viskas aišku, bet programa nesugeba to atpažinti. Tai tikrai vis tiek lieka daug darbo ir pačiai peržiūrėti tai, ko nepavyko, taip sumečinti tarp skirtingų nuotraukų. Tai vis tiek žmogus nepakeičiamas yra šitame reikale. Na ir dabar judame link tokio pirmojo Estijos pilkųjų ruonių patelių katalogo. Tai kuomet yra užfiksuojami abu patelių šonai, galime suteikti vardą ir jau žinoti, kad tą individą galim atpažinti, nes kai nuotraukas yra tik iš drono, tai mes turim tik vieną šoną. Ir kai turim vieną šoną, po to tikrai gali būti, kad mes laikom dviem atskirais individais tai, kas iš tiesų yra vienas individas. Tai su kamera ta stacionare, kuri gyvai stebi ruonius, iš tiesų yra paprasčiau, nes tada daug didesnė tikimybė, kad ruonis apsisuks ir galės užfiksuoti abu šonus. Na ir šita šiaip darbo dalis man turbūt tokia smagiausia, gal dėl to, kad tokie visai nauji Baltijos jūrai rezultatai. Tai dabar jau žinome iš būtent šitų surinktų rezultatų, kad Baltijos jūros pilkųjų ruonių patelės grįžta, yra linkusios reguliariai grįžti į tas pačias veisimosi vietas. Tai reiškia, kad jau šiuo metu esu užfiksavusi virš 30 patelių, nors dar ne visus duomenis net sukėlėm, bet jau virš 30 patelių, kurios buvo ir pernai toje pačioje saloje. Ir labai įdomu ir tai, kad jos ten buvo tuo pačiu metu. Tai jeigu jos atkeliauja 2-3 savaitės praleisti saloje, tai jos tą daro, taip pastebime, kad linkusios daryti tą tuo pačiu metu, bent jau šitos pastarosius 2 metus, kiek rinkome tokius detalius duomenis. Tai šitas rezultatas yra tokia naujiena Baltijos jūrai, kadangi tai nėra niekur dar užfiksuota ir buvo įdomu dėl to, kad, pavyzdžiui, tai jau yra žinoma apie Šiaurės Atlanto populiacijas, bet ten ruoniai visą laiką veisiasi sausumoje. O pas mus, kaip minėjau, anksčiau veisdavosi ant jūrinio ledo, o dabar sausumoje, bet šitie duomenys rodo, kad irgi tos patelės yra tikriausiai linkusios grįžti į tas savo sausumos vietas. Tai dabar šiek tiek apskritai apie ruonių elgseną veisimosi sezono metu ir ką pavyko užfiksuoti ir per kamerą. Apskritai, kaip tas veisimosi sezonas vyksta, kas ką daro, kokia kieno rolė. Tai aišku, turime pirmiausiai patinus, kurie atkeliauja į veisimosi vietas ir ten tiesiog laukia poruotis pasiruošusių patelių ir
matot, patelės tiesiog ten būna, o patinai ten tiesiog pešasi, kovoja vienas su kitu. Jie šiaip poruojasi su keliomis patelėmis ir iš esmės saugo jas nuo kitų patinų. Tai nereiškia, kad jie gina kažkokią specifinę teritoriją, bet tiesiog yra nusižiūrėję tam tikras pateles ir tada puola patinus, kurie nori prie jų prieiti. Ir jauniklių auginime jie nedalyvauja ir iš esmės, yra daugiausiai, sakyčiau, iš to, ką stebėjau, toks labiau agresijos šaltinis kolonijoje ir daugiausiai visokių peštynių ir pykčio kyla būtent iš patinų, nes jie ir prie patelių gana įkyriai atrodo lenda ir prie patelių, kurios nepasiruošusios poruotis, kurios dar yra su jaunikliu, tai tuomet patelės turi ginti savo jauniklį nuo to patino. Žodžiu, tokie ne patys fainiausi veikėjai. Pereinu prie man mielesnių, tai patelės ir jaunikliai. Ir patelės šiaip atsiveda vieną jauniklį ir jį tuomet žindo labai riebiu, maždaug 50–60% riebumo pienu, tai pas mus atrodo parduotuvėse būna kokie ten 2%. Tai ruonių toks labiau link grietinėlės turbūt eina. Ir dėl to pieno riebumo tikriausiai toks trumpas yra ir jų žindymo laikotarpis. Tai jis trunka maždaug 18–20 dienų ir tada jaunikliai staigiai atjunkomi. Tai mama tiesiog išeina ir dingsta ir jauniklis lieka saloje. Ir matome, kad patelės pradeda poruotis su patinais jau artėjant žindymo pabaigai. Tai nebūtinai jau, kai atsisveikino su jaunikliu, bet būna kartais tiesiog ir jauniklis dar šalia, bet mama jau labiau susidomėjusi patinų dėmesiu būna. Ir čia papasakojau, kaip būna įprastai. Tačiau tos kameros dėka galėjom užfiksuoti daug tokių dalykų, kurie neatitinka to, ką mes žinojom apie ruonius ir kas buvo įprasta, atrodo, jų pasaulyje. Tai čia yra mano viena iš mėgstamiausių patelių, kurią pavadinom Genovaitė. Iš tiesų pavadinom ją... Norėsiu pavadinti kažkaip nuo žodžio generous, kad dosni, ir tada pagalvom, kad reikia lietuviško atitikmens, tai tapo Genovaitė. Tai kaip matot, nuotraukose jinai yra su 2 jaunikliais, bet minėjau, kad atsiveda patelės vieną jauniklį. Tai daug kas klausia, kad ar gali būti taip, kad čia tiesiog buvo toks išskirtinis atvejis, kad gimė dvyniai. Tai šiaip yra žinoma, kad yra buvę užfiksuota tokių atvejų nelaisvėje, bet paprastai išgyvena tik vienas jauniklis. Ir tai yra labai retas atvejis, bet šiuo atveju aš mačiau, kaip vienas jauniklis gimė, o kitas jauniklis po to tiesiog kitą dieną iš kažkur atsirado. Taip kad čia dvynių atvejis tikrai nėra tikėtinas. Ir labai įdomu, kad ta patelė šiaip leidosi, tiesiog jį priėmė tą svetimą jauniklį, kuris, nežinau, pasimetė tikriausiai nuo savo motinos, ar tai motinai kažkas nutiko, bet šita patelė tiesiog žindė abu, ir vieną, ir kitą, ir abu vienu metu kartais. Ir labai tas buvo neįprasta, kadangi šiaip patelės linkusios yra atstumti svetimus jauniklius ir netgi būti jiems gana agresyvios, tai ir sugriebti dantim ir nusviesti tą svetimą jauniklį ar panašiai, bet šitai pateliai atrodo kažkaip abu tie jaunikliai buvo jai mieli matomai ir ji užaugino iki pat atjunkimo abu jauniklius. Kai kuriems baigėsi blogiau, tai šitoje nuotraukoje matot vieną šiek tiek vyresnį jauniklį ir 3, tokius, kaip mes vadinam, loserius, kurie,
jie žinom, kad neišgyvens ir jie tiesiog irgi pasimetę nuo mamų ir ieško, kur galėtų gauti pieno ir jie net turbūt nelabai supranta, kad čia yra tiesiog kitas jauniklis ir ieško kažko šilto, kas galimai galėtų suteikti pieno, bet ieško ne ten, kur jo gali rasti ir tas vargšas jauniklis bando pabėgti nuo šitų 3 elgetaujančių jauniklių. Tai tokių atvejų būna ganėtinai daug. Daug pastebim per kamerą, kad bando žysti iš kito jauniklio, ar kad tiesiog tokie paliegę jaunikliai vaikštinėja, šliaužioja po salą ir panašiai. Čia dar noriu pasidalinti ir, šiek tiek sustabdysiu, pirmojo šių metų jauniklio istoriją. Tai mums pavyko užfiksuoti pirmąjį gimimą saloje šiais metais, pirmojo jauniklio gimimą, ir tas gimimas buvo toks labai ekstremalus, nes šiemet buvo labai daug ledo, viskas buvo apledėję ir iš viso galvojom, kaip čia bus, gal tie ruoniai iš viso nepasirodys, nes kažkur veisis ant ledo, bet pasirodė. Ir šitas jauniklis gimė tiesiai į vandenį. Tai patelė buvo ant ledo ir taip buvo pasisukus, kad jos užpakalinė dalis buvo virš vandens ir tas jauniklis tiesiai iš gimdos į vandenį įkrito. Ir šiaip jau jaunikliai neturėtų leisti daug laiko vandenyje, kadangi tas jų baltas kailiukas nėra neperšlampamas ir jie pirmasis tas 18-20 dienų ir dar ilgiau po to praleidžia sausumoje. Bet šitas jauniklis pirmas kelias valandas savo gyvenimą praleido bandydamas išsikabaroti iš vandens per ledą. Ir motina taip atrodo net kažkaip labai tiesiog žvilgtelėjo jį ir nuėjo ilsėtis, nes turbūt pavargo po gimdymo ir tas jauniklis tenai plaukė. Aišku, buvo labai nemalonu tą stebėti ir galvoti, kaip čia dabar bus su to jaunikliu, ir atrodo, kad jisai jau viskas tikrai nuskęs ar bus pervargęs, sušalęs ir panašiai, ir kad jam tikrai prastai baigsis. Ir čia galiu prasukti. Kas čia įvyko? Realiai tenai visame šitame video niekas nepasikeičia, nes labai ilgai būtų reikėję filmuoti, kad sulaukti, kol jis galiausiai išlipa. Ir pasirodė, kad išlipo lyg ir pastumtas svetimos patelės, kas irgi yra įdomu. Bet kitą dieną pamatėm jį jau su ta patele, su savo mama, tikrąja mama. Ir čia yra 1 dienos amžiaus šitas pirmasis jauniklis. Čia jis jau atrodo toks šiek tiek sveikesnis, švaresnis ir jau yra 4 dienų amžiaus ir matot, kad irgi sėkmingai geria mamos pieną. Ir čia jis jau 16 dienų amžiaus, tai jau reiškia, kad jau beveik pilnametis. Ir, ne pilnametis, gal taip nepavadinčiau, bet jau netrukus bus atjunkytas. Ir matot, kad užaugo sveikas, didelis ir apvalus, nors mes visi, kas stebėjom, jau buvom nurašę, kad jau šitas tai tikrai neišgyvens, nes po tokios gyvenimo pradžios ir dar mamai taip atrodant nesuinteresuotai labai juo, atrodė, kad jau tikrai jam baigsis blogai. Čia dar viena istorija, irgi tokia, kur žiūrėjom kaip kokią dramą. Tai viena iš patelių vardu Echo. Ji iš pradžių pamatėm ją su jaunikliu, atrodo, tokiu gal 1 dienos amžiaus, ir matėm ją žindančią tą jauniklį, bet tada bestebint iš jos pačios išlindo jauniklis. Tai va čia, kuris, atrodo, čia aiškiai matos, kad naujagimis, o tas praeitas, koks gali būti 1-2 dienų
amžiaus. Tai irgi tikrai nedvinių atvejis. Ir įdomu buvo tai, kad kai iš jos išlindo jos jauniklis, ji į jį visiškai pauostė ir nebekreipė dėmesio ir grįžo prie to, kurį žindė prieš tai. Ir tas jauniklis liko iš esmės gulėti vienas ir tada grįžo tikroji mama to jauniklio šiek tiek vyresnio. Ir tada abi mamos pradėjo peštis dėl to jauniklio, na, ne to ką tik gimusio, o to ankstesnio, kol čia, kaip mato dešinėje, tas vargšelis ką tik gimęs tiesiog ten guli, niekam nereikalingas ir ten realiai jau laukia ir galvoja, ar čia jau galima jį imti, ar dar reikia palaukti, nes jie visada taip prie naujagimių taip kantriai sustoja ir laukia ir žiūri, kokia čia dabar bus situacija ir jau čia gaus maisto ar ne. Tai vat, ir kokias kelias valandas tos patelės irgi ten pešėsi dėl to jauniklio. Ir matomai ta Echo, ta mama nesuprato, kad tikriausiai taip kažkaip suveikė hormonai, kad ji prieš pagimdydama jau žindė vieną jauniklį ir kažkaip jai susišvietė taip, kad čia yra jos jauniklis ir net tada neužfiksavo savo tikrojo jauniklio ir irgi jau galvom, kad viskas, tas naujagimis bus niekam nereikalingas ir bus erelių pietus. Bet galiausiai čia yra ta pati Echo su jau savo tikruoju 12 dienų jaunikliu, tai sekančią dieną jau matėm, kad jau mamos išsiaiškino, kas yra kas, jau atsigavo turbūt ir šitą patelę po savo šito pogimdyvinio nesusipratimo ir išsiaiškino, kuris yra jos jauniklis ir sėkmingai juo pasirūpino ir užaugino taip pat iki atjunkimo. Na ir kalbant apie atjunkimą, tai kaip sakiau, nuo kokių šiaip literatūroje sakoma nuo 18-20 dienų, pagal tai, ką mes stebim, kol kas atrodo, kad nuo maždaug 17 dienų prasideda jau jauniklių savarankiškas gyvenimas, tai yra mama jauniklį palieka ir kuomet mama palieka jauniklius, prasideda ir šėrimasis. Tai tokia keistai atrodanti gyvenimo fazė šiem jaunikliam, kuomet jų tas naujagimio baltas kailiukas keičiamas jau į normalų suaugusio individo vandeniui atsparų kailį, ant kurio jau matosi ir raštai, kurie bus būdingi tam individui visą gyvenimą. Tai kas vyksta su atjunkytais jaunikliais? Tai pirmiausia, jie praleidžia porą savaičių tiesiog nieko nevalgydami, tai yra be pieno sausumoje. Ir tai manoma, kad šitas periodas reikalingas tam, kad jie sukaupia tą didžiulį savo riebalų rezervą per tą trumpą, bet intensyvų žindymo laikotarpį, kad jų kūne vyktų tam tikri fiziologiniai procesai, kurių metu jie pasiruošia gyvenimui vandenyje. Tai tikriausiai galbūt tie riebalai virsta į kažką kito, kas jau leis tam jaunikliui judėti vandenyje. Na ir tada po tų poros savaičių badavimo jie pasklinda po visą Baltijos jūrą. Tai uždėti buvo keletas siųstuvų, na, kiekvienais metais pasistengiam uždėti bent po keletą siųstuvų ir tie siųstuvai rodo, kad kai kurie jaunikliai, pavyzdžiui, plaukia tiesiu taikymu iki Danijos ar, na, ir iki Lietuvos pakrančių kažkiek, tai irgi tam pasisukinėja iki Švedijos, žodžiu, po visą Baltijos jūrą gali pasklisti, bet prieš ten pasklisdami, būdami tas porą savaičių vieni saloje, jie po truputį pradeda tyrinėti aplinką, tai jau gal šiek tiek žaisti su kažkokiom šakelėm ar panašiai, pradeda ir socialinės jau sąveikas su savo bendraamžiais, nes iki tol jauniklis bendrauja tik tai su motina ir nelabai matoma, kad kažkoks dar socializavimasis vyksta su kitais jaunikliais, pavyzdžiui. Bet šitie atjunkyti jau stebimi ir žaidžiantis su savo bendraamžiais, tai čia
vienas video iš šių metų, kur, na, jau aiškiai matosi, kad kažkoks tai bendravimas tarp šitų besišeriančių jauniklių vyksta. Ir šiaip matot, kiek čia daug tokių velykinių kiaušinių. Tai šita žaidimo elgsena, čia beje prieš porą dienų užfiksavau, pasirodo toje saloje, nors ji yra rezervatas, na, bet vis tiek pasiekia ir įvairios šiukšlės ir kažkodėl ten atsiranda visai nemažai batų visokių. Ir čia jauniklį nufilmavom tiesiog žaidžiantį su kažkokiu bato padu, kas labai turbūt irgi visi sako, kad ruoniai primena vandens šunis, tai šitas video irgi turbūt šiek tiek sustiprina tą asociaciją. Tai šiaip žaidimo elgsena jauniems individams apskritai gyvūnų pasaulyje yra reikalinga tam, kad jie galėtų kažkokioj saugioj aplinkoj tobulinti savo įgūdžius. Tai tiek fizinius įgūdžius, pavyzdžiui, na, kad galėtų geriau pasigauti maistą, tiek ir socialinius įgūdžius, kad, pavyzdžiui, suprastų, na, kaip reikia elgtis su kitais individais, kiek jėgos galima naudoti žaidžiant, pavyzdžiui, kada čia jau nebe žaidimas ir panašiai. Tiesiog, kad prisitaikytų vėliau suaugusiojo gyvenimui. Tai šiaip žaidimo elgsena apskritai kaip yra apibrėžiama, tai būna tokie pasikartojantis judesiai, kurie neturi kažkokios tiesioginės paskirties toje situacijoje. Na tai pavyzdžiui, tai nebūtų kažkokio objekto gaudimas maistui, bet, na, pavyzdžiui, bato judinimas ar panašiai, tai jau tada užsiskaitytų kaip žaidimo elgsena, nes jį neturi kažkokios tiesioginės prasmės tuo momentu. Na ir čia jau artėju į pabaigą šiandienai. Ir noriu paminėti tai, kad šiaip šita nuotolinė kamera, jinai veikia ir toliau ir jos transliaciją gali stebėti kiekvienas YouTube. Ir šiuo metu šiaip galėsiu toj įjungti, kaip ten viskas atrodo ir pasukinėti ir pasižiūrėti, kas šiuo metu vyksta Ruonių saloje. Tai čia yra... gal geriau šitaip paliksiu. Tai čia dabar esame gyvai mūsų tobuloje mažoje apvalioje ruonių salelėje. Ir šiuo metu šiaip jaunų jauniklių jau nepamatysim, kadangi žindymo sezonas eina į pabaigą, bet čia galim pritraukti, pavyzdžiui, pasižiūrėti, ką čia turime tiesiog pliaže, ir tai yra tikriausiai jauni individai, kurie jau čia neveistis atkeliavo, turbūt tiesiog ilsėtis, ir dažnai tai būna kokie jauni patinai grupelėse. Ir čia šiek tiek prastas vaizdas matyti dėl ryšio, bet čia turime suaugusius individus, kurie tiesiog ilsisi. Bet jeigu apsisuksime į kitą pusę, tai pastebėjom, kad tie besišeriantis jaunikliai atjunkyti lieka keliauja į salos vidurį kažkaip ir ten sudaro tokius būrelius, ar ten tarp kažkokių krūmų slepiasi ir panašiai, ir jau būna ten, bet šiuo metu irgi jau atrodo jų nedaug yra likę, nes sezonas kažkaip gana greitai atėjo į pabaigą šiemet, bet va čia tai, kas yra aplinkui, pavyzdžiui, ką matot čia, tai yra visur plaukai to nusišerto kailiuko likučiai. O pavyzdžiui, čia turime jau nusišėrusi jauniklį. Ir jie tiesiog miega. Čia yra saulės baterija, kuri krauna tą kamerą, kuri veikia mums visą parą. Čia dar irgi turim porą jauniklių. Bet kaip matot, labai patogiai galim pritraukti individus, galim juos fotografuoti, galim vaizdą įsirašyti ir panašiai. Ir būtent šitą kamerą naudojant ir vykdom tuos
tuos elgsenos stebėjimus, kur kas 3 minutes užfiksuojam, ką kiekvienas individas veikia. Tai ten, tarkim, jie daug kasosi iš tiesų. Tai užskaitytume elgseną fiksuodami kaip komforto judesiai. Pažiūrim, ar dar kažką įdomus pamatysim. Bet, na, šiaip didžiąją dalį laiko jie praleidžia ilsėdamiesi. Jo, tai iš tiesų jau saloje nedaug kas ir liko. Čia irgi turim suaugusius individus, jaunus patinus. Tai įdomiausia dalis jau praeityje iš tiesų ir dabar jau netrukus sala visai turbūt ištuštės ir tik tai retkarčiais turbūt susirinks pasilsėti kokios tiesiog individų grupelės. Paprastai stebim, kad kur būna tokios didelės grupelės, tai dažniausiai būna patinai, ypač jauni patinai. Ir jiems dažnai yra būdingiausia tiem jauniem patinam žaidimo elgsena irgi, kur ten tokie patinai, kurie dar nesiporuoja, dar nepasiekia pilnai brandos, bet jie ten irgi galinėjasi visaip ir panašiai ir mokosi irgi tos visos socialinės dinamikos. Tai kadangi labai daug kas čia nevyksta, gal kažkas turit klausimų ir tada dabar galėsiu atsakyti. Galiu paprašyti. Atsuksiu į jauniklius, kad būtų smagiau. Taip, ačiū, labai įdomu paklausyti buvo. Mano klausimas yra, matom, kad jūsų tyrimas parodė, kad ruoniai turi tendenciją grįžti poruotis į tam tikras vietas. Tai mano klausimas, kaip vis dėlto taip nutinka, kad retkarčiais net ir Lietuvos paplūdimiuose atsiranda koks vienas nusilpęs mažas jauniklis. Kaip tai nutinka? Labai geras ir aktualus klausimas, nes jau netrukus ir turėsim turbūt tokias situacijas, kad dabar jau ateina tas metų laikas, kuomet maždaug aplink Velykas pradeda atsirasti pirmieji tie nusilpę jaunikliai Lietuvos pakrantėse. Tai manoma, kad tie jaunikliai ir yra būtent tie mano minėti lūzeriai, kurie tikriausiai ar neteko mamos, ar pasimetė nuo mamos per anksti ir nesukaupė pakankamai energijos rezervo, kad galėtų normaliai plaukioti, pasigauti žuvį ir panašiai. Ir tiesiog yra atnešami iki mūsų krantų, ar plaukia link mūsų krantų, bet tikriausiai taip nusilpsta ir galiausiai yra išmetami į krantą. Tai labiausiai tikėtina, kad tai yra tokie, iš esmės ir yra tie paliegę jaunikliai, kurie vėliau yra reabilituojami Lietuvos jūrų muziejaus laukinių gyvūnų reabilitacijos centre. Ir jeigu pamatot jauniklį pakrantėje, kas greitai, kaip sakau, bus tikėtina, tai skambinti reikia 112, nesiartinti labai prie to jauniklio, kad jam kuo mažiau papildomo streso sukelti. Ir apsaugoti ten nuo šunų įvairių, nes irgi žmonės būna su šunim vaikšto palei jūrą, tai tie šunys gali ir užpjauti tuos jau ir taip vargšus. Ar dar būtų klausimų? Taip. Lygiai klausimas. Tai ar yra keliamos hipotezės, kodėl vis dėlto jie sausumoje daugiau gavo svorio ir kodėl sunkiau išgyvena? Ar tarp salų kažkaip yra skirtumai? Pavyzdžiui, gal gali salos dydis, galbūt saloj, stangiai didesnis ir, nežinau, pasimetimai didesni patelių. Taip, tai būtent mūsų viena hipotezė yra, kad tai yra susijęs su individų tankiu veisimosi vietoje, kadangi kuomet mes kalbame apie ledą, tai to ledo plotai būna dideli ir ten individai, tos mamos gali pasklisti ganėtinai plačiai, o kaip matėt, šita salelė, pavyzdžiui, turi labai ribotą plotą ir ten susirenka tikrai daug gyvūnų ir
dėl to didesnė tikimybė, kad tos mamos, na, kaip ir turėjom atvejį, susipainios, pames savo jauniklį, sumaišys su kažkokiu kitu ar panašiai. Taip pat, aišku, tada didėja ir įvairių ligų tikimybė, ką irgi tyria Vilniaus universiteto ruonių tyrimų grupė, tai stebi ir įvairius sveikatos parametrus jauniklių ir žiūri, kaip jie skiriasi skirtingose salose. Ir pavyzdžiui, šiemet pastebėjom įvairias tokias neaiškias žaizdas ant daug jauniklių, tai irgi bandysim išsiaiškinti, kas čia dabar tokio gali būti, nes ir tie, kas jau daug metų stebi Estijoje tos ruonius, sakė, kad lygiai ir anksčiau taip nepastebėdavo daug jų. Tai taip, gali būti susijęs su individu tankiu būtent. Tai šiemet tikriausiai. Taip, tai aplink šitą salą irgi buvo didelis ledo plotas, kuris tiesiog tęsiasi nuo pačios salos. Ir su dronu buvo įdomu pastebėti, kaip individai išsidėsto būtent ant ledo, o vidinė salos dalis lieka neliečiama. Po to, kai jų pradėjo daugėti ir atsirado taip viduriniai salos dalys sniego, tai individai buvo arba ant ledo, arba ant sniego, o tada aplinkinė dalis, kur toksai smėlis, žvyras, akmenis, tokia juosta visa buvo nepaliesta. Tai irgi rodo, kad jie tikriausiai renkasi tą paviršių patį. Taip. Aš dar turėjau klausimą, būtent irgi dėl šitos žiemos. Tai jinai buvo gan šalta, bet kiek žiūrėjau, ne tokia, kokia istoriškai būna šalta ir gan greitai tas atšilimas atėjo. Tai kaip atrodo, taip paspekuliuojant, kaip paveiks būtent žiema ruonius? Labai sunku pasakyti, kadangi kai būna tokia šalta žiema su daug ledo, mes susiduriam su tuo sunkumu, kad mums pasidaro sudėtinga įvertinti, kiek ir kur tų jauniklių gimė, kadangi salose viskas yra aišku, bet kai yra jūrinis ledas, jis gali būti, bet kur. Tai mes bandėm irgi, taip sakant, skautinti su dronais, kiek galima įvairių teritorijų, bet nebuvo tas lengva ir nelabai davė rezultatų, bet šiaip jau teisingai pastebi, kad šita žiema buvo šalta, bet vis tiek tas ledas ganėtinai greitai pradėjo tirpti. Tai gali būti, kad, pavyzdžiui, jaunikliai gimė ant ledo ir tada tas ledas greitai nutirpo ir jaunikliai tiesiog pateko į vandenį. Tai negalim taip sakyti, kad šita žiema jau buvo visiškai tobula ruoniam, nes gali būti ir tikrai tam tikrų sunkumų susijusių su tuo ledo nestabilumu būtent. Tai įvertinti tai labai sunku ir dabar tikimės, kad tik būtų ir kita žiema šalta ir dar galėtume labiau patobulinti, kaip tos duomenys renkam, kad pabandyti išsiaiškinti labiau šitą klausimą. Aš galėsiu, ar jūs norėtumėt labiau? Aš turiu kelias klausimus, tai... Tai čia pataisysiu, kad populiacija nemažėja, ji auga, bet jos augimas yra sulėtėjęs. Tai nėra tas pats. Ji reiškia, toliau eina į pliusą, bet ne taip greitai kaip anksčiau. Ir čia gali būti su daug ko susiję, tiek su įsipainiojimu į žvejų tinklus, nes tai yra ganėtinai dažnas atvejis, tiek ir su ta pačia klimato kaita, galbūt su mažėjančiais žuvų ištekliais. Aišku, ir tarša gali paveikti, kaip sakiau, reprodukcinę sistemą, vis tiek tos taršos Baltijos jūroje yra išlikę nemažai. Tai sunku pasakyti tikslės priežastis, kodėl tas augimas lėtėja, bet šiais tyrimais siekiam išsiaiškinti labiau, kaip tas būtent klimato kaitos poveikis su ledu susijęs daro įtaką. Aš turiu kelias klausimus. Mano pirmas klausimas, kuris man iškilo čia nuo pat pradžios, yra tai, kad jūs paminėjote, kad
iki 70-aisiais jų populiacija iš viso buvo nukritusi iki 3000. Jūs paminėjote, kad tai iš dalies buvo dėl labai masyvios medžioklės ir kad šalis kaip tik skatino, nes jie buvo laikomi kenkėjais. Tai man labai buvo taip įdomu, tipo, kodėl jie buvo laikomi kenkėjais. Tipo, aš taip, nežinau, man tai toks buvo labai toks random kažkokia. Todėl, Labai staiga. todėl, kad žuvį valgo ir dėl tos pačios žuvies konkuruoja su žvejais. Tai ir dabar tie, kas labiausiai nemėgsta, nu turbūt vieninteliai, kas nemėgsta ruonių, tai yra žvejai Baltijos jūroje, nes ruoniai taip pat gali ir apgadinti tinklus, nes na, yra tikrai atvejų, kur ruoniai tam tikri patinai specializuojasi būtent į žvejų tinklų, na, tokį kaip plėšikavimą, nes paprasčiausiai mato daug žuvies, lengvai prieinamos, na, tai toks kaip lengviausiai prieinamas grobis. Tai grinai čia yra ruonių ir žvejų konfliktas. Okay, tai čia tokia konkurencija ir pūšinė Taip. dėl tų pačių žuvų. Mhm. Visko gali būti žvejų tinklo, gali būti ir, na, šiaip dėl kažkokios ligos būna tiesiog širdis sustoja, na, jie miršta iš tiesų kartais ir sunku pasakyti kodėl, bet ganėtinai normalu yra rasti negyvų individų, bet aišku, jeigu tie skaičiai auga sparčiai, na, tai kažkoks ženklas, kad kažkas turbūt galimai su Baltijos jūros būklė yra negerai. Gyvena apie 25 metus, na taip iki 30 metų maždaug. Ir taip pat aš turėjau kelis klausimus, bet čia jau labiau su ne tokiais bendrais, bet kaip ir labiau su individais. Iš pradžio aš turėjau klausimą, tipo, ar jūs duodate vardus, bet pamačiau, tipo, pakalbėti apie pateles, kuriams vardus darote. Tai nežinau, gal jūs turite kokią mėgstamiausią patelę, ar ten kažkokias kelias individus, kas, tipo, kai jūs pamatote, tai taip. Jinai čia lais. Tai turbūt su ta Genovaite taip ir buvo, nes pirmiausiai sutapo tai, kad jos tokia išskirtinė istorija buvo, kad užaugino tos 2 jauniklius. Ir tada šiemet, kai prasidėjo šis sezonas, mano tikslas buvo išsiaiškinti, mano toks asmeninis didžiausias tikslas buvo išsiaiškinti, ar grįžta tos patelės, nes niekas nežino, ko tikėtis. Ir aš labai kiekvieną pamatytą patelę tada fiksavau ir bandžiau žiūrėti, ar jau matyta ar ne. Ir pirmas porą dienų lyg ir nemačiau. Ir tada vieną dieną žiūriu pro kamerą ir taip iš vandens išlipa ir aš iškart pamačiau, kad čia jie. Ir tada aš pradėjau šokinėti tiesiog vietai. Nes iš karto toks pirmas įrodymas, kad jos grįžta ir dar būtent ta patelė, kuri, tokia mūsų super žvaigždė praėjusio sezono ir ji tokia visa iš vandens išlipo. Tai tikriausiai čia būtų mėgstamiausia. Ir taip pat aš turėjau, mano paskutinis klausimas irgi buvo su ta kaip tai Genovaite, dėl to, kad, vėlgi tai labai įdomi ta tokia istorija. Josios būdas, taip, užaugino 2 jauniklius, bet taip pat jūs minėjote, kad patelės, gali būti, kad jis būna gana agresyvios ir atstumančios kitiems jaunikliams. Tai ar jinai kaip ir gynė, ar jinai turėjo tokių kažkokių agresyvumo, agresyvesnį būdą, tipo, visiems kitiems iškėjo šitos 2, ar jinai tiesiog tokia iš principų buvo mielesnė? Nežinau. Sunku pasakyti, kadangi praeitais metais dar tokių labai intensyvių, kad taip 3 valandas per dieną stebėjimų neturėjom kaip šiemet, bet buvo momentų ir kai 3 jaunikliai bandė žysti, nes atsirado ir dar vienas toks luzeriukas plonas. Ir jie kažkaip, vienintelis, ką užfiksavau, kad taip švelniai pastūmė jį, bet apskritai atrodė tokia mažiau suerzinama patelė, nes yra šiaip pastebima ir Šiaurės Atlanto ruoniuose, kad patelės turi tam tikrus elgsenos tipus, sakykime, ir vienas yra labiau reaktyvesnės į įvairius dirgiklius, o kitos netaip reaguoja į dirgiklius. Tai va čia galbūt irgi tas atvejis, kad ji
galbūt yra iš tų patelių, kuri ne taip yra sudirginama įvairių dalykų jos aplinkoje. Bet tiesiog faina. Tas mikrofonas tai dėl įrašo. Tai dėl to mes jį čia sintinėjom. Kokios yra tokios kaip pagrindinės teorijos, kodėl jie būna riebesni ant ledo, kai atjunkami, negu sausumoj? Sunku pasakyti, bet gali būti susiję su tuo, kad, pavyzdžiui, galbūt patelė mažiau savo energijos iššvaisto kitiems dalykams, kuriems iššvaistytų, būdama toj didelio tankio individų kolonijoje, sakykim. Nes tada vis tiek aplinkui yra daugiau dirgiklių, reikia ginti tą jauniklį nuo kiekvienos patelės arčiau pasirodančios ar panašiai. Tai gali būti, kad tiesiog didesnis yra energijos iššvaistymas. Bet tiksliai sunku pasakyti. Dar. Gerai. Atsiprašau, klausinėjau. Tai labai gerai. Sakyk, patelės grįžta į tą pačią salą, ne? Ar tą pačią salą ir stengiasi panašų kampą išsirinkti toj saloj, kaip ir prieš tai. Ir ar, pavyzdžiui, jaunikliai, kai užauga, grįžta į Saremo salas, tas jau veistis. Taip, tai dabar aš susifokusavau labiausiai į šitą konkrečią salelę, kadangi iš jos daugiausiai galiu tų fotoidentifikacijos duomenų gauti. Tai būtent iš tos salos ir turiu tos duomenis, kad virš 30 patelių tikrai grįžo į tą pačią salą. Negaliu pasakyti, kad visiškai tą pačią vietą, nes Genovaitė grįžo, bet po kamerą neatsigulė, kaip prieš tai gulėjo. Tai gali būti, kad ta vieta konkreti, toj nedideliai saleliai kažkiek keičiasi. Ir geras klausimas dėl jauniklių. Iš tiesų pastebėta bent jau Šiaurės Atlante, kad patelės yra ir ganėtinai linkusios grįžti į tas vietas, kuriuose gimė. Tai tokio įrodymo dar čia Baltijos jūrai neturim, bet yra tokia galimybė, kad irgi yra taip pat. Super, pranešimas labai patiko, ačiū. Aš keletą klausimų turiu, bet čia turbūt užsitęsiam, tai gal neišsiplėsiu. Man pirmas, tai ten pačioj pradžioj rodai tokį paplitimo žemėlapį ir kažkaip pastebėjau, kad ties Skagerako sąsiauriu, ten į šiaurę nuo Danijos, tokie skylė yra. Ar čia tiesiog nėra duomenų tenais, ar kažkas yra labai specifiško toj vietoj, tiesiog kažkaip labai įdomu pasidarė. Taip, gal bus aiškiau. Viena pirmų skaidrių berods buvo. Taip. Arba aš gal be akinių nedamatau. Vat jo, nuo Danijos į šiaurę tokia yra skylė, nes įdomu, kodėl taip specifiškai. Šiaip geras klausimas, net nežinau, nes ties Skageraku tai tikrai jų yra užfiksuojama. Tai šiaip labai geras pastebėjimas. Reikės man pačiai pasiklausti iš tos Europos dalies ekspertų, nes šiaip mano žiniomis ties Skageraku tai tikrai yra stebimi šitie ruoniai. Taip pat negaliu deja atsakyti, kodėl čia tokia skylė yra, bet bus pačiai įdomu išsiaiškinti. Tada kitas dalykas, tai vis tiek čia visi suprantam, kad to jūrinio ledo mažėja, ar ne, tai panašu, kad tas veisimasis vis tiek persikelia į tas mažas saleles. Ar yra kažkokių iniciatyvų, kad gal jau dabar jos yra bent jau veisimosi sezonų kažkaip saugomos nuo žmonių, kad ten nevyktų kažkokia veikla arba apskritai, kad žmonės tenais nesilankytų bent jau veisimosi sezonų? Tai Estijoje tose pagrindinėse veisimosi vietose yra nustatytos reguliacijos, tai yra jūrinės saugomos teritorijos, į kurias negalima, pavyzdžiui, šitą apvalę salelę apskritai negalima patekti žmonėms nieko joje daryti, tai tik mes su leidimais ten galim nukeliauti.
Yra tokių, kur sezoniškai yra saugoma, bet yra galimai ir tokių, kur galbūt atokesnės kažkokios, kur gal ruoniai jas naudoja, bet mes net nelabai žinom, nes niekas ten negali taip lengvai daryti tyrimų, kaip čia vat, mes, pavyzdžiui, nuo kranto paleisdami droną, nes tų salelių tikrai yra ir tolimesnių, ir į dalį iš jų mes ir patys turime plaukti laivu, kad praskraidinti tą droną, kas šiemet dėja nepavyko, nes jūra užšalus buvo ir neturėjom net kaip nuplaukti. Supratau. Tada kitas dalykas, tai kaip supratau, pagrindė ruonius pačius tos individus ar ne galima atskirti pagal raštą, bet jaunikliai kol kas neturi to rašto, visi balti. Tai kaip jūs atskiriat juos? Čia man kaip ne biologui labai įdomu. Tai jauniklių iš esmės neatskiriu. Tuo atveju, kur buvo su ta pasimetusia patele, labai pasisekė, nes tas ne jos jauniklis, tas ankstesnis jauniklis gimė su juodu snukučiu kažkodėl taip vat kartais būna, kad jau su tokiu apsišėrusiu snukučiu gimsta jaunikliai, tai tada buvo labai lengva atskirti, kad va čia yra tas naujagimis, o čia tas toks juodas snukis jauniklis. Tai šituo atveju buvo taip, bet šiaip jauniklių atskirti neįmanoma, nebent žinant, kad vat, matom labai jauną jauniklį ir matom jau tokį stambų, ir tada galim susijęti, kad va čia turbūt jau tos patelės, o čia jau tikrai ne jos, nes per jaunas. Bet šiaip, kai jų yra daug, tai negalim to padaryti ir kai jauniklių tyrimai vykdomi, pavyzdžiui, Šiaurės Atlante, kitose vietose, ten Britų salyne, tai juos pažymi, tuos jauniklius, tarkim, su dažais laikinais kokią nors formą ar panašiai, kad galėtų stebėti būtent jauniklių elgseną ir įsitikinti, kad čia tas pats jauniklis. Tada man labai įdomus toks metodinis klausimas. Kaip supratau, principė skrenda dronas, daro daug fotkių, jos po to susikomponuoja vieną didelę. Bet aš kaip suprantu, ten, mėsmalė yra krūva tų dešrų, tų ruoniukų. Kol praskrenda dronas, jie visi ten juda, krepšda, žodžiu, ar nesigauna, kad vienas koks nors ruonis pakliūna į 2 nuotraukas arba kažkas panašaus. Jo, geras klausimas. Iš tiesų nėra labai jau mėsmalė ten, jie daug laiko praleidžia vienoje vietoje, ypač tie maži jaunikliai, bet šiaip ta programa, kurią naudoju, ji ganėtinai gerai atpažįsta, ieško sutampančių dalių nuotraukose ir yra padarytas toks kaip overlapas didelis nustatytas tarp nuotraukų, tai atskiria, jeigu ten kažkas, pavyzdžiui, pajudėjo ir turėtų gana gerai apsaugoti nuo šito tokio dvigubo priskaičiavimo. Yra tokia nedidelė tikimybė, bet kol kas panašu, kad ji nėra reikšminga. Kartais būna, kad matom tokį ištįsusį jauniklį, pavyzdžiui, nes lieka toks kaip ruožas jo judėjimo, ar ten suaugusių individų, arba ten su 2 galvom, pavyzdžiui, nes pasuko galvą. Tai va tokie labiau atvejai būna. Žodžiu, reikšmingai neveikia, ne rezultatų. Ir dar vieną klausimą irgi į metodiką. Vat pagal raštą ar negalima atpažinti, ten sumečinti, kur tas pats individas. Bet vis dėlto tas fotkės turi dėlioti taškiukus rankom. Ar nėra galimybės panašiai kažkaip ir tą procesą automatizuoti? Aš suprantu, kad vis tiek turbūt reikėtų daugiau mažiau peržiūrėti, bet labai, kaip čia, labor intensive, atrodo, darbas. Kol kas nelabai. Aš tikiu, kad galima ten turint gerą kokią AI algoritmų komandą sukurti kažką tokio, bet šiuo metu programa ir ta visa platforma, kurią naudoju, tai tu joje turi įdėti jau lygiai apkarpytą tokią apsuktą nuotrauką, kur ruonis tokia kaip natūralioj pozicijoje, o ne ten kaip nors žemyn galva ar panašiai. Tai kol kas darom taip, nes nėra sukurtos kažkokios tokios sistemos, kad taip galėtų grynai iš drono nuotraukos imti ir fiksuoti, bet tikrai įmanoma sukurti tokią, manau, tiesiog vėlgi čia
jau visas toks didelis projektas buvo. Gerai, ir aš dar, bet dar vieną klausimą, atsiprašau visų. Tai kaip suprantu, toks ganėtinai detalus duomenų rinkimas čia prasidėjo nuo pačios doktorantūros pradžios, ar ne? 2 metai kol kas yra, ar ne, duomenų. Įdomu, ar vis tiek apsiginsi kažkada, ar bus tęsiama tokia iniciatyva toliau, ar yra galbūt kažkas panašaus daroma kitose regiono šalyse, kas būtų ilgalaikė iniciatyva, panašaus tipo. Kas daroma ilgą laiką ir ką ir aš Nu, va, naudoju. taip detaliai, ta prasme. Taip detaliai, kol kas Baltijos jūroje niekas to nedaro. Ką daro reguliariai, tai keletą kartų per metus praskraidina irgi ten ir švedai droną virš žinomų veisimosi vietų, kad paskaičiuoti tiesiog kiek jauniklių skirtingose stadijose, ten kad maždaug suprast, kada prasidėjo sezonas, kada baigėsi. Tai tokie dalykai vyko ir vyks. Ir dar duomenys, kuriuos aš naudoju iš seniau, nes kadangi tema klimato kaita, tai šiek tiek juokinga būtų 2 metų duomenys lyginti. Tai turim duomenys nuo 90 metų, kur irgi buvo skaičiuojami jaunikliai, tai gali matyti, kada prasideda sezonas, kada baigėsi, išskaičiuoti iš tų duomenų. Bet va tokie su individų identifikavimu ir panašiai, tai nieko tokio nėra daroma ir aš asmeniškai tai labai norėčiau ir toliau tą daryti, nes dabar atrodo, kaip dabar bus galima nežinot, kaip ten toliau, kas grįžta, kas negrįžta ir panašiai. Tai bandysim su partneriais Estijoje ar ten kokių dar projektų daryti ar panašiai, kad pratęsti. Nes per tos 4 doktorantūros metus realistiškai žiūrint, kažką išsiaiškinsim, bet turbūt nepakankamai. Tai visada norėtųsi daugiau. Supratau, ačiū labai. Dar turiu klausimų. Gerai, tada aš klausiu. Mane sudomina tie ereliai. Ar jie neima gyvų jauniklių? Ar yra kokia, ir tuo pačiu klausimas, kaip ruoniai sugyvena su kitom rūšim? Mačiau daug paukščių. Ir ar fiksuojate tai? Taip, tai čia irgi vienas dalykas, į ką mes norim irgi atkreipdėmėsi, kaip tos sąveikos su ereliais ir panašiai. Tai matėm tokių atvejų, kur erelis bando kaip paimti jauniklį, bet tas vienas atvejis, kur taip aiškiai tą mačiau, tai pasirodė patelė ir nuvijo erelį, tai ir neaišku, ar būtų jau taip ir jisai nužudęs tą jauniklį. Matom, kaip varnos knibinėja už pelekų gyviem jaunikliam, tai ganėtinai drąsu atrodo iš varnų pusės. Bet nesam dar kol kas užfiksavę, kad grinai pagriebtų gyvą jauniklį erelis. To dar nesam matę ir patiem įdomu, ar taip galėtų būti, kad jau kai jie negyvi būna, tai juos ten utilizuoja pilnai ereliai, tai tikrai ir ereliai, ir varnos, ir kas netingi. Bet tokių grinai atakų kol kas neužfiksavom aiškiau. Aš dar šiaip turiu klausimą. Aš dar noriu pati paminėti vieną dalyką. Tai dar buvo šiemet labai įdomu tai, kad kadangi užšalo jūra, realiai susidarė kaip kelias iki tos salelės šitos apvalios. Ir aš pati tenai, kai važiavau skraidint droną, tai maniau, kad mačiau vilką, dabar galvoju, kad šakalą, nes žmonės sakė, kad šakalą matė tose apylinkėse, bet esam užfiksavę ir su dronu lapės pėdsakus ir ruonio pėdsakus ant ledo netoli salelės, tai reiškia, kad atsiranda galimybė tokiais atvejais, kad ir plėšrūnai iš sausumos galimai pasiektų tas veisimosi vietas. Tai kameroje to dar neužfiksavom, bet kažkuriais metais sakė, per kamerą matėsi briedžiai saloje. Tai irgi įdomu. Man dabar toks klausimas kilo dėl tų paukščių. Kaip dėl
placentos, nes žinau, kad šunys dažniausiai suvalgo, kiti gyvūnai irgi, bet kartais kažkas kitas suvalgo, tai kaip ten vyksta? Labai specifinis ir labai geras klausimas. Būtent placenta ir būna tas dalykas, kur visi suskrenda ir ją bando pagriebti kuo greičiau. Ir dažniausiai tos sąveikos tarp patelių ir paukščių, tos neigiamos sąveikos ir patelės paukščių vaikymas vyksta dėl to, kad paukščiai iš karto nori pasimti tą placentą ir tada ten trinasi aplink tą patelę ir jie erzinasi ir tada vaiko paukščius. Tai taip, placenta būna labai didelis lobis paukščiams. Nu, tada dar klausimas, ar kaip ir pastebite, kad patelės kai kurios kartu dažniau būna, ar panašiai, nu, kad kažkokius socialinius ryšius sukuria? Tai yra dalykas, kurį irgi noriu išsiaiškinti, nes irgi apie tai nėra nieko iš esmės žinoma. Kol kas sunku pasakyti, nieko labai taip aiškaus nemačiau ir tos sąveikos tarp patelių dažniausiai būna toks apsipikimas, kai viena priartėja per arti ir ta kita gina jauniklį, bet būna, kad ten, tarkim, visa sala tuščia, bet dvi patelės guli visiškai viena šalia kitos, vos ne šonais susiglaudusios, tai atrodo, kad, nu, kažkiek jos lyg ir toleruoja kartais labiau viena kitos buvimą šalia, bet taip kažkaip skaičiais to dar neužfiksavom, tai sunku kažkokią išvadą padaryti. Ir, na, dar įdomu, gal paminėjote, koks yra mirtingumas ir kiek jie ilsisi per dieną? Ilsisi, tai bent jau aš dabar apie pateles dar negaliu pasakyti šitų duomenų, ką mes surinkom, nes norėtųsi grinai apie Baltijos jūrą ir kalbėti, bet dar neišanalizavom visko, bet jaunikliai tai bent jau Britų salyne apie 70% laiko praleidžia ilsėdamiesi arba net šiek tiek daugiau. Patelės tikriausiai šiek tiek mažiau, nes jos mėgsta ir nueiti iki jūros, paplaukioti, atsivesinti ir panašiai, nors šiaip nepaminėjau, jos nesimaitina visą tą žindymo laikotarpį, tai jos kliaunasi grinai savo riebalų rezervais, bet jom būna karšta, nors atrodo mums žiema, bet jos ganėtinai, na, su to savo dideliu riebalų sluoksniu sušyla, tai jos eina paplaukioti ir panašiai, tai tikėtina, kad jos šiek tiek mažiau laiko ilsisi, nors vis tiek, na, didžioji dalis laiko bus poilsis turbūt. O kitas klausimas buvo dėl mirtingumo, ar ne? Tai irgi sunku pasakyti tokiais konkrečiais skaičiais, nes skirtingose vietose jisai gali skirtis skirtingų metų, tai jeigu sezono pradžia, tas mirtingumas būna dar labai žemas, bet matom, kai sezonas jau eina į pabaigą, galbūt dėl to paties individų tankio tų lavonėlių saloje vis daugėja. Tai, na, tikėtina, kad kokie 20% maždaug, dabar neprimkit už gryną pinigą, ką čia sakau, bet maždaug, kad galimai žūna. Iki 20%. Man kiek žinoma yra, tai yra 2 reabilitacijos centrai Baltijos jūroje, vienas Lietuvoje, o kitas Lenkijoje. Atrodo ir Vokietijoje yra. Tai tikriausiai, kad 3. Ar jų pakanka? Čia nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą, nes šiaip, nu, ten palyginus su to, kiek tų jauniklių miršta, nu, tai ten juokingi skaičiai jų išgelbėjami, bet šiaip, man atrodo, tų reabilitacijos centrų pagrindinė funkcija turėtų būti švietimas. Tiesiog žmonių apie tai, kad, na, va, šitie gyvūnai kenčia tikriausiai dėl su žmogaus veikla susijusių dalykų ir tiesiog ugdyti tą atsakomybę prieš gamtą ir panašiai. Na, nes tikėtis, kad čia labai, nu, va, išgelbės tą Baltijos jūrą ir ruonių populiaciją reabilitacijos centrai, tai, na, nėra
realistiška. Tai gal labiau reikėtų žiūrėti kaip į tokią edukacinę priemonę, bet aišku, nu ir fainai, kad kažkiek tų jauniklių gali reabilituoti ir suteikti jam antrą šansą išgyventi. Mhm. Ačiū. Mm. O tada ar jūs savo veikloje irgi planuojate įsitraukti į edukaciją? Nu, jau ir taip su savo Instagramu daug info skleidžiat, bet ar dar labiau yra planų? Na, aš šiaip stengiuosi dalyvauti visokiose tokiose paskaitose ir panašiai, ar ten televizijoje, kai būna proga pakalbėti apie tai, kažkokio tokio edukacinio projekto grinai šita tema dabar turbūt tiesiog neturiu pajėgumų apsiimti, bet šiaip, na, kadangi man mokslo komunikacija svarbi šiaip sritis, kuriai anksčiau dar gerokai daugiau skyriau laiko, tai neabejoju, kad ateityje, jeigu kažkada sumažės tas mokslinio darbo krūvis, tai tada padidės laiko tai būtent mokslo komunikacijai. Bet aišku, visada labai gerai, kai yra dar iniciatyvų, kurios tai daro ir tada gali kolaboruotis ir labiau, taip pasiskirstyti tą švietėjiško darbo krūvį. Supratau. Kaip, pavyzdžiui, gamtos bičiuliai shout-out. Aš šiaip stebiu tą jūsų transliaciją nuo pačio pirmo Roniuko gimimo, tai mačiau, pasikrito. Nu, nes aš jūs follow, aš ten pirmam savaitėm, tai iš tikrųjų kiekvieną dieną, visą dieną vis patikrinau. Geras, kaip fainai. Tai tikrai labai dėkinga už šitą galimybę, šitą komunikaciją viešą. Aha, jėga, labai smagu girdėti. Šiaip iš tiesų ten yra super fanų tos transliacijos, kurie ten, aš prisijungiu ir jau iš komentarų pamatau, kas kada įvyko, surašytas laikas, tuo ir tuo metu, ten gimė jauniklis ar panašiai, tą galiu pati atsisukti, pažiūrėti, jeigu nespėjau. Tai tikrai yra žmonių, kurie pasinešę labai būnant tos transliacijos. Šiaip iš tiesų, jo. Jo, manau, tos žmonės išnaudot labiau reikia. Taip, bet jeigu kitais metais kažkas, nežinau, iš studentų, pavyzdžiui, norėtų apsiimti tą tokį 3 valandų per dieną stebėjimą, tai ieškosiu turbūt, jeigu praktikantės nebus jau kitais metais, tai jeigu bus norinčių, kreipkitės.